Taip, pakalbėsim apie baimę atsilikti. Visų pirma, kalbėsime apie baimę atsilikti, tėvų baimę, kad vaikai atsiliks. Ir tada gal kitą video padarysim, kur iš tikrųjų mes daugumą suaugę irgi bijom atsilikti, jo, suspėti į tą laiko juostą. Vat jeigu visiems karjera pasiseka tuo metu, tai jau aš turėčiau būti sėkmingas tuo metu. Jeigu visi šeima taip atrodo, tai aš turėčiau, tai tas persidada. Tačiau pradedam nuo vaikų, jo. Taigi, supraskim, kad ta didelė baimė, kad vaikai atsiliks mokykloje, be mokyklos jos ir net nebūtų, nes atsilikimas egzistuoja tik sistemoje, kuri jį sukūrė. Jo, atsilikimas skamba rimtai, tai rizika, kurios reikia išvengti, jo. Ir vaiko likimas pavojui, vaiko ateitis, jo, priklauso nuo to. Ir kas atsitiks, jeigu atsiliksis nuo to. Tačiau nuo ko? Nuo programos, nuo kitų vaikų, nuo ko? Nuo dirbtinai nustatyto tempo. Kas nusprendė, kad tai yra norma, kad visi 5 metų vaikai būtinai supras va taip visą matematiką. Supranta? Mokykla veikia pagal vieną idėją, vienintelę. Visi turi judėti tuo pačiu tempu, tuo pačiu laiku, tą pačią kryptimi. Gyvenime taip nėra tokio dalyko. Mes visi esam labai skirtingi, visi turim savo dovanas, savo procesorius kitokius, jo. Mūsų smegenys irgi kitaip netgi dirba. Taigi taip, kiekvienas žmogus turi savo ribą, savo nervų sistemą, savo būdą, kaip jis mokinasi, kaip jis jaučia, kaip jis supranta, jo. Vienas giliai, jo, vienas eina labai greitai, kitas eina į šoną, bet ten ir randa, ko kiti nerado, ko kiti nepamatė. Tik kai vaikas juda kitaip, lėčiau, ar tai greičiau, ar tai giliau, ar net netvarkingai, sakykime, pagal sistemą, jo, sistema tai pavadina atsilikimu. Bet tai tik prasminga sistemoje. Mokymasis nėra tiesi linija. Jis atrodo, mokymasis gali būti pauzėse, jo, obsesijose, jo, užsidegi kažkur, vat, šokį, jo, šuoliais kvantiniais, jo, vis grįžimais kažkokiais, tai vad atgal irgi mokinamės, posūkiais, taigi vėl nėra tiesos linijos. Ir tai nereiškia, kad kažkas negerai, tai reiškia, kad vyksta tikras, jo, mokymasis. Taigi vaikai neatsilieka, jie tik atsilieka sistemose. Jie neatsilieka mokymuose. Vaikas kiekvienas mokosi pagal save. Jie atsilieka sistemoje, kurios bando jos suvienodinti. Nes šitoj sistemoje kiekvienas vaikas, jeigu 7-okas, jis turi suprasti fiziką va šitaip. Jo, taip kaip pateikta 7-oko vadovėlyje. Ir gal tikras klausimas būtų ne tai, kad vaikas ar mano vaikas atsilieka, o atsilieka nuo ko ir kodėl man tai svarbu. Dažnai tai yra net ne apie vaiką, tai yra apie baimę. Ką pasakys kiti apie mūsų šeimą, apie mano vaiką, kaip mes atrodysime, vienu žodžiu, ar viską mes darome teisingai, jo tėvai pradeda labai abejoti apie save irgi, apie vaiką irgi, ar mūsų vaikas bus saugus ateityje, žinai, kas su juo bus ir taip toliau. Tai vėl, tai yra apie mūsų pačių išmoktas taisyklės, kurias mes toliau taikom tiems žmogiukams, kuriem jau jos net nebetinka. Taigi sustojam šią akimirką ir pasižiūrim, kad atsilikimas egzistuoja ten, kur kažkas nusprendžia, kas yra laiku. Ir jeigu tu esi bent kiek už tų ribų, jo, tu renkiesi pats tempą, pavyzdžiui, jau tave skaitys kaip atsilikus. Taigi, klausimas tau pačiam ar pačiai, kada labiausiai jauti tą baimę, ar tai dėl savo atsilikimo gyvenime kažkur tais, jo, nespėsiu užsidirbti jau, žinai, nespėsiu šeimos sukurti, nespėsiu tavo karjeroj visiems sekasi jau tiek metų jiems, o man dar tiek, visurai. Tai kada labiausiai jauti šią baimę, kada labiausiai jaučiat gal tą baimę vaikams, gal savo gyvenime, gal savo versle, gal savo santykiuose. Ką jums reiškia atsilikti? Nuo ko jūs atsiliekate? Nuo kokio to modelio? Kieno tas modelis? Pasidalinkite komentaruose, jeigu jaučiatės, kad atsilikę, jeigu jūs tai palėtė. Jo? Ir gal jūs jau sulaužėt normos šablonus ir gyvenat visiškai pagal savo struktūrą ir jums atsiliekimo tokio kaip energijos ar tono jūsų gyvenimuose jūs net nebepatiriat. Jo? Tai vat, būtų labai irgi įdomu, ačiū, kad esat. Ir jo kartu keliam sąmoningumą ir savo, ir mūsų vaikų, ir visos naujos kartos, nes matom, kad tuose senuose siaurose rėmuose nelabai kas ir išeina. Bučkiai, apkabinu visus, labai ačiū, kad jungiatės prie mūsų bendruomenės ir kad keičiam santykį ir su savim, ir su kitais, ir taip toliau. Taigi, tikiuosi, tai jums padeda suvokti giliau kažkas.